Ispaniška istorija apie Škodą. Prieš pusę metų automobilis nupirktas Lietuvoje. Pardavėjas tikino, kad jis labai puikiai prižiūrėtas, keisti laiku tepalai. Taip pat pasakojo maldas, kad grįžo iš Ispanijos su nepriekaištinga servizo istorija. Tačiau per 5000 km naujasis savininkas papildomai į variklį supylė apie 2 litrus alyvos. Ieškojom priežasties variklio skyriui, tačiau jokių tepalų nepastebėta. Todėl priėmėm sprendimą, kadangi turim informacijos, kad šitas automobilis grįžęs iš Ispanijos, ispanai nemėgsta keisti tepalo, taip pat aukštos įkalnės, taip pat aukštos temperatūros. Todėl matomi ženklai ant dangtelio, ant tepalo užpylimo dangtelio, taip pat ant matuoklės, kuri pakeitusi matavimo vietoje spalvą. Ir šiai situacijai spręsti aš naudoju Hado. Tai priedas, kuris susipila į tepalą, į seną jūsų tepalą. Jūs pašildote automobilį ir pravažiuojate 10 km, išleidžiate seną tepalą ir išleidžiate senas problemas. Tai reiškia tai, kad atlaisvina jūsų žiedus, ne jūsų, o jūsų variklio žiedus. Ir po visos šitos operacijos aš rekomenduoju susipilti revitalizantą. Nes, nebuvo gerai automobiliui, suprantat, variklis patyrė stresą, jam reikia šiek tiek vaistų susitvarkyti savo paviršius. Todėl rekomenduoju susipilti revitalizantą, kuris atstatys ir apsaugos jūsų paviršius. Aš pats bandau, naudoju sporte, man pasiteisinęs dalykas, tai neprivirins jums, kaip sakyti, naujų siūlių ar naujų kažkokių įtrūkimų, kurie yra labai gilūs, jų nesutvarkys, tačiau paviršius apsaugos. Taip pat turint situaciją, kad automobilis yra padilęs su didelė rida, tai mes naudosime 550 tepalą, šiek tiek patirštinsim, kadangi vasaros sezonas, kad galėtų žmogus ramiai važinėti. Tai va, visiems geros dienos, naudokit Hado, rekomendacijos todėl, kad tai yra mano gyvenimo stilius.